Sveiki, neekspertai kanalo žiūrovai bei neekspertai.lt portalo skaitytojai. Artėjant olimpinėm žaidynėm nusprendėme padaryti dar vienus draftus mūsų kanale. Šiandien prie mikrofonų pirmą kartą keturiese susėdome mes, tai aš Vainius, Justinas, Antanas ir iš Armėnijos pasijungęs Aidas. Pirmą kartą mūsų podcastas žengia kažkiek ir į tarptautinius vandenis. Tai sveikas Aidai, ką veikia Armėnijai? Sveikas, Vainau. Armėnijoje šiuo metu turistauju. Bandau gal surasti kokių talentingų žaidėjų, gal pradės naturalizavimo procesų Lietuvoje. Bet šiaip atostogauju, tai džiaugiuosi, kad esu čia ir tikiuosi vėl laimėti draftą. Bet pas tave ten jau paryčiai ar naktis? Naktis dar turbūt. Dar naktis. Tik tais 2 valandų skirtumas, tai viskas, O, viskas gerai. Pas mus saulė nusileido, pas tave jau tamsu turbūt. Tikrai. O kaip Antanai tu laikais? Jo, gerai laikausi, pasiruošęs draftui. Aš tam neekspertų portale 3 straipsnius rašiau susijusius su olimpiada, tai aš manau visai normaliai pasiruošęs esu draftą. O šiaip dar praeitame epizode mūsų praeitas epizodas sprogo mūsų kanale virš 2000 peržiūrų, naujų prenumeratorių pristraukėm, tai ačiū visiems, kurie sekat mus, palaikot, uždedat patiktuką, parašot komentarų, prenumeruojat, tikimės pagerinsim kokybę artimiausių metų, daugiau turinio kelsim, tai tikiuosi ir toliau, kad žiūrėsit ir manau, kad neviniojant čia nieko į vatą, galim, manau, pradėti draftus. Penktadienį jau olimpiados atidarimas, o pirmos rungtynės šeštadienį. Darom draftus šiek tiek iš anksto, dar gal kas susitraumuos, bet nesvarbu. Jau būsim visas komandas susirinkę ir galėsim ramiai laukti krepšinio pirmųjų rungtynių. Tai reikia paminėti, kad draftinam Basket News platformoje ir pirmas pikas atiteko būtent Aidui, tai Aidai žodis tau. Tai aš nevyniosiu žodžių į vatą. Yra, mano nuomonė, 2 geros opcijos. Pirmam šaukimui arba Nikola Jokičius arba Janis Antetokounmpo. Aš imu graiką, manau, nuo jo priklauso Graikijos rinktinės pasisekimas. Ir tai, kad jis per ribotą minučių skaičių sugebėjo rinkti tokius skaičius kvalifikacinėse rungtynėse, manau, į olimpines darbus tikrai pakeltas žaidimas. Tai imu Janį. Aš džiaugiuosi, kad tu Janį pasiėmei, man visai negaila. Dabar, mano vienas pikas, okei. Aš imu vieną savo mėgstamiausių žaidėjų. Man patiko, kaip jis žaidė pasaulio čempionate. Imu Shai Gilgeous-Alexander. Kol kas nieko netikėto, taip ir galvojau, kad Justinas paims būtent Shai. O man iš to didžiojo trejeto turbūt lieka trečiasis narys. Ir turbūt nieko nelaukdamas imu Nikolą Jokičių iš Serbijos rinktinės. Pirmas mačas sudėtingas, laukia JAV, bet manau ir prieš JAV gali dominuoti šis krepšininkas. Mano eilė, tai aš ir serbą, aš ir Bogdaną Bogdanovičių pasiėmu. Turėtų visai gerai lošti. Ir dar vienas mano šaukimas, tai manau, Francas Wagneris prisijungia. Man visai patinka Antano šaukimai kol kas, tikrai visai neblogai. Nugvelbėjai Wagnerį iš panosės man, kaip tik būčiau ėmęs dabar jį, gal kažkiek ir surizikuosiu, bet imu žaidėją, kuris tikrai bus savo komandos lyderis, nors ta komanda gal ir mažai ką pasieks, imu Karliką Jonesą iš Pietų Sudano.
tikrai demonstruoja gerą formą, kad Lykas Džonsas ir pasaulio čempionate, ir dabar trigubas dublis. Tai tik tais, kad jis tik 3 grajus suloš, nes tikrai nepatenka Sudanas į Nu jo, bet tai atkrintamąsias. jeigu jisai rinks ten po 25 naudingumo balus, tai užteks ten per tas 3 rungtynės tų taškų, po to galima bus jį pasodinti. Nu, nežinau. Mano pasirinkimas, nežinau, čia dabar pagal vertę pinigais įvertintame Classic režime žaidėjai sudėlioti, bet aš kažkaip labai žiūriu į vieną iš Australijos vedlių, nors ir jisai senas, bet manau, kad dar tikrai gali pažaisti, imu Patricką Millsą. Tikrai yra, kai užsivilka tas Australijos marškinėlius, Patty Millsas tikrai tampa kitokiu žvėrimi. Aš imu kitą nacionalinį rinktinių žvėrį, tai Denisą Schroederį. Jeigu susitvarkys su galva ir nepradės smaugti kitų žaidėjų, tai tikrai bus solidus gynėjas mano komandoje. Ir kitas mano šaukimas, pasimsiu nominalų Amerikos rinktinės lyderį, žaidėją, kurį visi Amerikos rinktinės kiti žaidėjai vadina raktu į pergalę, LeBroną Jamesą. Šiaip keista, kad LeBronas šitam turnyre nėra laikomas brangiausiu ir geriausiu žaidėju. Labai keista LeBroną matyti, tik tai dabar paimant. Ką manau, dar vienas šaukimas. Manau, surizikuosiu su Viktoru Wembanyama, dar jaunas žaidėjas, bet manau, kad grupiai prieš Japoniją, Braziliją, Vokietiją turėtų visai gana neblogai eiti, būtent jam ir apskritai Prancūzijai, tai imu būtent Viktorą Wembanyamą į savo komandą. Centras pirmasis mano. Dėl LeBrono dar norėjau pasakyti, kad tiesiog man atrodo labai didelė konkurencija JAV rinktiniai ir kai daug žvaigždžių vienoj komandai neaišku, kas kada suloš, aišku, reikia pasakyti, kad JAV turbūt eis iki finalo ir galbūt net laimės pačią olimpiadą. Mano pikas, tikrųjų neapgalvojau, ką imt. Pratęsiant LeBroną, visgi turėti omeny, kad galimai Durantas nežais pirmųjų rungtynių su Serbija, tai LeBronas, manau, bus pagrindinis trečias numeris ir visgi tiek ketvirtos kėlinius, tiek tartinė penketais tikrai žais, tai bent 20 aš laukiu. LeBronas tai, vis tiek, gautas yra, tai turėtų susirinkti tuos taškus. Mes matėm ketvirtam kėlinį, tai jis kiekvieną grajų atrodo dominuoja. Tiesiog tempia komandą praktiškai už ausų. Kad ir tokią pačią talentingą komandą, bet vis tiek tempia. 40 metų man tai čia kaip ir, nežinau, man akivaizdu, kad dabar jau akivaizdu, kad LeBronas yra gautas, yra ten apie kalbas apie Jordaną nieko negalima kalbėti. Kol jūs kalbėjote apie LeBroną, aš pasiėmiau Joshą Giddį, kuris tikrai gerai atrodė draugiškose rungtynėse, rinkdavo dviženklius skaičius. Mano šaukimas buvo Joshas Giddį. Labai norėjau šitą žaidėją, bet Bruno Caboclo olimpinėje atrankoje visai gerai lošė, daug F rinko, galbūt variantas. Pasiemam Bruno Caboclo ir antrų šaukimų dabar tarp Santi Aldamos ir Hachimūros man asmeniškai. Pasiemu Rui Hachimūrą. Vainių tavalė. Nominalus tokių silpnesnių komandų, bet vis tiek lyderiai turėtų surinkti tų naudingumo balų. Iš tikrųjų, kuo toliau, tuo sunkiau man čia darosi apsispręsti iš viso, ką imt. Kančia, čia šitas draftas man asmeniškai... Gal Nilsą Gifajų kokį? Santi Aldamai. Nilsą Gifajų. Aš matau, kad čia labai greitai senka geri pikai. Neturiu kol kas nei vieno puolėjo, tai manau, mane kažkaip labai stebino, kad Dylanas Brooksas
tuose FIBA turnyruose renka gana nemažai naudingumo balų, tai aš kažkaip noriu ryštis būtent jį rinktis ir aš manau, kad taip ir darysiu. Pagrindinis praktiškai šitos Kanados puolėjas, gynėjas, čia pažymėtas kaip puolėjas, tai aš būtent jį renkuosi, Dylaną Brooksą. Kontroversiška asmenybė, kontroversiškas krepšininkas. Bus įdomu pamatyti, jeigu susitiks keliais su JAV. Aš renkuosi žaidėją, kuris yra Prancūzijos nacionalinės rinktinės vienas iš veidų. Renkuosi centrą Rudy Goberą. Tikėkime, kad Wembanyama per daug jo nenustaugs. Ir Pick and rollus jau žais dviese. Bus įdomu tikrai pamatyti. Wembanyama geriausias žaidėjas savo komandai, man Čia atrodo. kažkas neįprasto, kai du žaidėjai virš 2,13 m turbūt žaidžia pick and rollą. Nežinau, ar kažkas sugebės sustabdyti. Manau, įmanoma. Neturėtų būti sunku, bet vis tiek čia jau kažkoks fenomenas retas gana. Nu, pamatys. Bet matomas potencialas ne vien tik šitam puolime, bet ir gynyboje. Toks monstriškas potencialas šito abiejų žaidėjų. Mano kitas šaukimas yra vienas iš tos rinktinės lyderių. Ši rinktinė žaidžia mirtininkų grupiai, kaip aš ją pavadinsiu. Tai yra tikras ispanas Lorenzo Braunas. Nu, tu su Lorenzo visą laiką kažkaip tau jisai patinka, ar ką, nežinau, kodėl tu jį visą laiką renkiesi. Ok, aš manau, kad iš karto dar kol yra centrų, per daug nešnekėsiu, įimu Anthony Davisą, labai man patiko, kaip jisai atrodė atrankoj. Daug kamuolių atkovoja, renka taškų, tų naudingumo balų, manau, turėtų būti sunkiai sustabdomas, įimu jį kaip savo antrąjį centrą. Svarbu. Aš manau, paimsiu puolėją dabar. Dar noriu šiek tiek pasitikrinti jo statsus. Nu ir ką rodo tie statsai? Ir dar kol kas neradau iš tikrųjų statsų. Tai iškirsi šitą irgi. Tai jo, šitą prasme. Paliksim, Paliksim. kad žinotų žiūrovai, kaip nesiruošia Vainius. Aš tai iš tikrųjų nepasiruošęs atėjau į šitą draftą ir dėl to imu Konstantinas Mitoglou. Aš norėjau imti Konstantiną Mitoglou. Labai gaila, kad O tai tai paėmė. kaip čia suprasti, RJ Barrettą praleidot jūs? Visgi Kevinas Durantas irgi. Tai Kevinas Tai Durantas, tai Jeigu jam skauda blauzdą, tai kažkaip nežinau, įtartinai, man atrodo, aš Jo. į 13 šaukimų imsiu, jeigu liks. Ne, aš tai gal ne 13, bet, nu, ta prasme, kad Nu, baisu. neperskubėk, jo. Jo. man žinokit, į žaidėjo visai reikėtų. Vasa labai prastai atrodo. Kol kas draugiškose labai prastai, net nenoriu jo imti. Murėjus irgi. Anthony Edwards. Ką žinau. Aš tos Amerikos labai pasibijočiau. Labai bijau iš tikrųjų. imti Aš manau, kažką. ten pasidalins labai lygiai viskas. Jo, kaip Lietuvos rinktinė, visi po 7 sefo, manau. Nikas Kalatisas. Nikas Kalatisas. Netikėtai ir man. Pilkasis erelis. Nu, čia tai šiek tiek tikrai išmušė iš vėžių mane. Aš tikrai nesitikėjau, kad toks bus pikas, bet, nu. Aš Nikas užsidarau. Kalatisas yra renkamasis aukščiau už Stefą Karį ir kažkas kitas. Ja, tai čia tikrai, man atrodo, Stefas mažiukas, ten apgins jie visi ten. Mažiukas, raumenų neturi žemas. pažiūrėsim. Kalatisas aukštas. Janis komandai ten pasipasuos viską. Eiks. Ramus šūkimas. Nu, okei, prakalbot apie Karį, tai aš gal vis dėlto ir priglausiu Karį, man reikia žaidėjo, kuris eitų toliai iki galo, laiminčios komandos narys, tai Stefas Karį. Nu, dabar jau atėjo tas momentas, kai turbūt negalima neimti
Kevino Duranto, to labiau, kad puolėjų jau labai senka ir jau pirmajam puslapyje atsiranda Puerto Riko puolėjai, man jau asmeniškai tai pasako daugą, kad jau laikas rinktis kitą žaidėją, kuris būtų irgi eitų toli, ir aš taip ir darau. Aš būtent ir renkuosi Keviną Durantą. Mano šaukimas, manau, pasirinksiu žudiką, tikrą žudiką nužudys mūsų visus kaip tautą, Jose Alvarado. Oi, gaižai tai. Tai mano antras šaukimas, manau, reikėtų pasiimti centrą. Pasiimsiu pagrindinį, mano nuomonė, Vokietijos rinktinės centrą Danielį Taisą. Tikėkime, kad sužais jis gerai. Ir kol renkamės, atėjo naujienos, kad buvęs žalgirietis Kelaris Heisas jungiasi prie Paryžiaus komandos. Tai sėkmės jam. Man atrodo, čia prieš 3 dienas jau šitą naujieną buvo. Dabar jau oficialiai. Nu, bet man atrodo, jau ten Eurolyga jau įkėlus buvo prieš 2-3 dienas. Nu, bet okei, jau jeigu oficialiai, tai tada jau reiškia oficialu viskas. Okei, mano pasirinkimas. Kol kas visų pozicijų turiu po 2 žaidėjus, 2 puolėjai, 2 gynėjai ir 2 centrai. Okei, laikas senka. 10 sekundžių liko. Reikia rinktis ir, nu, manau, surizikuosiu su Džamalu Murėjum. Atrankoje nedaug žaidė, tikėkime, kad tiesiog taupėsi, buvo saugoma žaidėjas ir, nu, vis tiek vieno stipriausių NBA klubų pagrindinis gynėjas, tai, nu, aš manau, kad tikrai jisai turėtų turėti nemažą rolę Kanados rinktinėje. O man reikia antro centro ir aš čia nieko negalvojęs imu William Hernan Gomezą, kuris rinktyje visada atrodo... Tai ir vėl nuo manęs nuvogiai. Nei klube ir tą matėme ir olimpinėje atrankoje, nors Barsoj sezonas prastas. Rinktiniai tiesiog monstras. Eurobasketo MVP. Galvau, kad Embidą imsi. Ir vėl nuo manęs nuvogiai žaidėją. Norėjau aš Hernan Gomezą imti. Dabar jau labai sudėtinga. Nes kaip ir centro man irgi reikėtų. Bet ir į žaidėjų visai reikėtų. Aš pasiemu jaunąjį ambicingai Edwardsą. Galbūt paloš, galbūt gerai visai bus. Geras pasirinkimas. Jo, jis ten vaidmenį turi, jis ten yra pasisakęs, kad pirma opcija yra, tai visko gali būti iš žaidėjų. Svarbiausia mentalitetas. Jo, faktas. Taip, tada toliau emu Juta Watanabe, manau. Jo, Juta Watanabe. Pasiemam. Japonijos rinktiniai turėtų visai normaliai palošti, jisai po 15 F praeitose rungtynėse rinko. Man tai įdomu, ar Justinas pasiims savo mėgstamiausią žaidėją šitam draftui. Aha, laukiau, kol paklaus kažkas. Nėra taip skubota, nes jisai neturi tokio didelio vaidmens. Bet jeigu bus proga vėliau, tai tikrai imsiu. Čia apie kokį jų žaidėją kalbat? Apie Devino Bookerį iš Müncheno Barno. Net nežinau, kad jį rinktinę paėmė. Bet dabar jau aišku. Jo.
Nu, Vainiau, ką galvoji, laikas eina. Iš tikrųjų, kaip visada, pasimetimas didžiulis. Jau 5. 3. Ir automatiškai ambi... Ai, okei. Iš tikrųjų, tai net Ir- nenusėjau. Vienas prašiausių šaukimų draftą. Ir vienas prašiausių. Iš karto. Aš galvoju, ten, Iš karto. aš galvoju, ten batumas ir tu. Nu, nežinau, nu, aš manau, kad viskas gali būti ir gerai. Nu, Tikrai negalima gali Forniero, nu. visgi ilgametis rinktinės žaidėjas negalima nuvertinti tų prastų draugiškų rungtynių. Visiems būna prastų rungtynių. Net ir geriausiame. GG yra. Bet Fournier yra aukšto kalibro žaidėjas ir tikrai gali padėti. Aš irgi taip manau. Okei. Oi. Oi, nespėjau. Įkris Embiidas. Ir štai taip, pirmą kartą istorijoje mūsų draftų kažkas nespėjo pasirinkti ir gauna Embiidą. Wow. Embiidas, jeigu švilps, tai Jeigu jis tikrai švilp, tai jisai gali tikrai. Nešvilps. Niekas nešvilps jam. Ai, va čia tai tikrai klaida. Va čia tai brangi klaida. aš imu Slovenijos rinktinės Siaubą Baubą Nikolę Batumą. Aš tikiuosi, kad jis dar gali kažką parodyti aukštame lygyje, bet čia toks nostalgijos šaukimas. Jis turėjo mano Aš- komandą, kai O šis šaukimas Ir į visiškai mano ne turėjo. nostalgijos. Pasiemu buvusi žalgirietį Džoką Lendeilą, pagrindinis Australijos rinktinės centras. Gali pataikyti ir užsibaigti. Tai tikėkime, rinks man. geras šaukimas. Ai, va, vėl mano eilė, okei. Nu tai ką, centrųjų man oficialiai nebereikia. Jau atkrenta svarstymai. Ir dabar man reikia rinktis ar gynėją, ar puolėją. Nu, manau, reikia dar puolėjo, kol jie visiškai neišseko. Mes galėsim pamainyti, nes aš, man atrodo, biškelį per daug jų prisirinkęs polėjų. Ok, pažiūrėsim, bet dar kol kas visko gali būti. Tai pala, Venian Gabriel, ai ne, čia ne apie tas, ne tas. Buvęs Los Angeles Lakers žaidėjas. Aš sumaišiau su to JT Toru, kuris atseit gali Australijos rinktiniai žais, bet jau panašu, kad nebebus tenai. Ok. Oi, kas čia vyksta? Ar bus antrą kartą iš eilės automatinis šaukimas? Tikiuosi, kad ne. Bet laikas labai jau 10 senka. sekundžių, 10 sekundžių. Sunku iš tikrųjų apsispręsti, imu vieną pagrindinių puolėjų Vokietijos. Vėl skubotas paskutinės sekundės šaukimas, bet ką padarysiu. Nežinau, kas prašiau, ar Embiidą pasimti, ar Voigtmaną. Iš tikrųjų nežinau. Kai Europos laikas senka, čempionate, Voigtmanas Europos čempionate rodė skaičius, tai gal parodys ir olimpinėse žaidynėse. oi. Pas Voigtmaną tas metimas toks kaip pas Vainių, žinai, kur kas antras airballas. Arba pataiko, arba airballas. Pas tavę taip yra. Ne, pas tave. Vakar tavo apšilimą gal parodė, sen žmonė. Tai apšilimas, dėl to taip ir vadinasi. Vyrai, nesipykstam. Ne, bet čia visiškas sausra, aš tai galvoju pasitrauk gal iš viso, nebepykintum. Tai Vasilija Micičius, Devinas Bukeris. Nu tai jie bus elė tą progą tada. Mano eilė. Taip. Man duokit patį geriausią žaidėją Papajanį.
Nėra ką galvoti, iš tikrųjų, nėra ką Big galvoti. Papa. Big Papa. Big Papa, jo. Okay. Ok. Man keista, kad Vainius Tymano nepasiėmė, arba kad tu Justinai Tymano nepasiėmė. Vienas mėgstamiausių jūsų žaidėjų, aš kaip suprantu. Nu, aš neturiu jau centrų laisvų. Embidas jau pas mane komandai, tai nelabai turiu kur dėti. Nu jo. Ir taip pat šaukimų Leo Mendel, taip turbūt tarėsi. Tu bent žinai, kas jis yra? Mendel. Matei bent vienas jo rungtynes. Manau, kad ne. Spėjau. O ką ten žiūrėti? Tai ir taip aišku. Bet tai jisai gerai lošia atranko. Jis gerai lošia, Tikrai gerai. jis pasiema reboundų, pelno taškų, viskas gerai su juo. Nu, aš tada pasiėmu Japoną. Joshas Grynakraujė Hawkinsonas. Japonė. Grynakraujė, ne? Tai pagal pavardę, manau, matai, kad tikrai gryno kraujas. Grynakraujė Japonė, nu ką, šį kartą reikia man ne paskutinę sekundę pasirinkti žaidėją. Tai Deviną Bookerį. Ne Bookerį. Nepasakyčiau, kad jisai kažkaip labai išsiskyrė atrankoj, kuo nors. Jisai nežaidė atrankoje. Devinas Bookeris, jisai labai sunkius gauna gynybinius užduotis. Labai sunkias Nu, gynybinius jis jo, gynybai labiau. Jo, šitoj ir, rinktinėj. jo. Ir jis dabar, kai lošia dabar prieš Vokiečius Ameriką, tai jis Denisą Šrioderį visą laiką gynė. Tai jis toks kaip gynybinis čia laikomas žaidėjas. Jūs laikas bėga, 20 sekundžių. Bėga, ramiai dar. Renkuosi tarp dviejų JAV žaidėjų, vienas iš jų Bookeris. Dabar reikia išsirinkti būtent kurį. Nu, negaliu neimti savo mėgstamiausią žaidėją. Tai visgi paklausytas mano patarimas buvo iš Justino. Tikiuosi, kad ne kiaulės. Tikėkimės. Nes mane truputį komandai trūksta tokios kibirkšties, tai pasimkime Torą, kuris tą kibirkštį galėtų įskelti. Tai JT Toras iš Pietų Sudano rinktinės. Ir pasimsiu gynėją, kuris jau seniai turėtų būti pašauktas, nors ir nelabai solidžios pasiruošimo rungtynės. Visgi buvęs Eurolygos MVP ir solidus skaičiai Šarlotėje, Vasilija Micič. Nu, mane stebina Aidas, jisai du šaukimus padaro greičiau negu aš vieną. Reiktų pasitemti šiek tiek. Nu, įmu turbūt vieną pagrindinių serbų puolėjų, tikėtina serbai į toli, Filipą Petruškį. Ir čia turbūt greičiausias mano šaukimas, kuris buvo, neskaitant pirmų 3. Man irgi reiktų puolėjo, bet ten tokia sausra dabar yra, kad net nesinori žiūrėti iš tikrųjų. Nu, ten jau savartynas, tikrai to žodžio prasme. Tai tada gal patį pirmą, nors draugiškuose nespindėjo, bet gal kokio Duranto nebus, gal dar kažkas kokią traumelę ir tą Jasonas Tatumas pradėjo žaisti. Vertinkit jūs mano Garubos. Labai svarbus pasirašymo ciklas. Mano Garuba, jo. Pas mane centro visai trūksta, tai aš Nikolą Milutinovą. Čia pražiapsotas buvo, bet jis visai gerai lošia. Turėtų rinkti EFO. Turėtų ir toliai eiti su serbų rinktinė. Ir toliau man reikia įžaidėjų, 2 trūksta įžaidėjų, tai nu čia va dabar sunku darosi. Bet labai mėgstu Modolo, tai pasiemu šitą žaidėją. Jis vis tiek... Tu juokauji? Ką žinau, nu. Nu, čia tai tikrai blogiausias šaukimas per visą šitą draftus, mano nuomonė. Tikrai yra geresnių gynėjų. Nieko nesakau, gal dar pasitaisysi, bet
Nu, visko gali būti, bet Eurolygai šį sezoną silpnai atrodė. Bet jis už rinktinę visada geriau sulošia. Jis visada gerai sulošia. Nu, Ir bet man vis jis, tiek. ir man jis iki galo eis, supranti. Jis man... Nu, Bet Šrioderis pagrindinis, nu, su Šrioderiu Lone žaidžia kartu. pas vokietį daug geriau atrodo, kad ir tas pats Opstas, Andrė Opstas, kuris yra tiesiog kampo sudėtojas ir mėto tritaškius. Tai, nu, bet Modolo tikrai įdomu, tikrai įdomu. Jo, man tiesiog patinka žaidėjas kaip jo žaidimo stilius. Aš tiesiog... Kol jūs kalbėjote, aš tyliai pasirinkau Usmaną Garubą. Ačiū. Ok. Aš jau, manau, padarysiu. Nežinau, kiek Nikas Kėjus šias olimpinės gerai atrodys, bet 21 metų Tokijo olimpinės jisai rinko virš 20 taškų, beveik 10 reboundų, kas buvo labai netikėta, ten 25 kokie naudingumo balai. Nežinau, ar jisai šį turnyrą tiek žais ir taip gerai, bet kadangi jau čia praktiškai paskutiniai žaidėjai, nu dar pastikrinsiu, ar nieko kaip ir geresnio nėra. Nu, aš manau imu Niką Kėjų. Įdomus šaukimas. Žiūriu šitos puolėjus ir matau mažai variantų, matau variantus, kurie toli neis, arba labai rolinius žaidėjus iš komandų, kurie eis toliau. Taigi pasimsiu žaidėją, kuris tikrai surinks daug taškų. Kamuolių pasiėmu Džordžą Konditą, kuris pagrindę žaidė 4-5 pozicijoje, tai dar kamuolių daug atkovos. Ir mano paskutinis šaukimas, surizikuosiu, šitas žaidėjas, kaip ir jam buvo leista vykti iš tos olimpinės dėl traumos, pasimsiu Dante Exumą, vienas iš mano mėgstamiausių žaidėjų, tikiuosi sužaisti. Jo, aš norėjau irgi Exumą imti, bet pradžiai pasirinkau Kėjų. Čia rašo atseit, kad jisai turėtų nežais, bet jau jisai sveikas, jau manau, kad bus įtrauktas į rotaciją ir tikrai debiutuos. O ką, mano paskutinis šaukimas, dviračių neišradinėsiu, manau, saugiausiai čia būtų tiesiog rinktis žaidėją iš komandos, kuriais toli. Tyrysas Haliburtonas ateina į komandą, gal daug nežais, bet komanda eis toli, tai kai iškris likę gynėjai, tiesiog amerikiečių penketą padarysiu. O aš tada imu Lietuvos žudiką Tremontą Watersą, paskutinį savo piką ir uždarau savo komandą. Liko man uždaryti, vieno iš žaidėjo trūksta, tai... Iš paskutinio puslapio imk. O, davai, iš paskutinio... Arba iš savo sąrašo pasim kažkokį, kur tu sudaręs buvai. Matthew Strazelį galiu pasimti. Galiu pasimti. Bet aš Arba gali pasimti iš Kanados rinktinės Nemhartą. Nemhartas geras, tikrai nieko nesakau. Aleksej Avramovič. Taip. Wow. Tai va, tai toks ne ekspertai draftas olimpinių žaidynių, gal trumpai apie savo komandas, pradėkim nuo tavęs, Antanai. Pas mane komandai, nu, yra visko išskyrus gerų žaidėjų. Pas mane žaidėjai, vienintelis realiai tik geras Bogdanovičius yra iš serbų rinktinės, dar galbūt Kalatisas kažką parodys, bet šiaip labai trūksta. Puolėjų pilna, Baretas, Wagneris, Mendel, Hachimura, Watanabe pilna. Centrų Kaboklo, Papajanis, Milutinovas, visi nusipelno startinio penketo pozicijoje žaisti. Tai nežinau, kaip tiksliai galbūt kažkokius treidus reikės su šitom kolegom padaryti, bet kažkaip, manau, išsiversiu. Mano komandoje tai 5 amerikiečiai, 3 kanadiečiai. Mano nuomonė, 2 geriausios turnyro komandos, tai iš jų ir stengiausi kiek įmanoma surinkti daugiau žaidėjų, gal ir nelabai logiška, bet tikiuosi paskutiniais raundais, kai galbūt mano varžovų komandose jau nebebus tiek daug žaidžiančių žaidėjų, tikiuosi, kad amerikiečiai, kanadiečiai
patrauks vežimą, taip pat turiu 2 australus Patty Millsą, Niką Kėjų. Australai prognozavau, kad išeis iš grupės, galbūt net iki kokių ketvirtfinalių ar iki pusfinalių nužygiuos, bet jeigu ir ne, tai nebūsiu visiškai liūdnas. Turiu taip pat Vembanyamą, vieną serbą Petruševą ir vieną vokietį Voitmaną. Iš visų stengiausi komandų rinktis tokius svarbesnės rolės turinčius žaidėjus, tai kaip ir Petruševas pagrindinis puolėjas, Vembanyama kaip ir pagrindinis puolėjas centras su Goberu, kartu netgi aikštelėje žaidžia Voitmanas, irgi turėtų gauti nemažai žaidimo laiko. Aišku, šiek tiek rizikuoju su Džamalu Murėjum, kurio pasirašyme nelabai matėm, tai neaišku, kaip jisai atrodys, bet turiu ir tokių amerikiečių, kurie Devinas Bukeris, kuris irgi nelabai figuravo, mažai žaidė ir neaišku, ar daug balų rinks Durantas, galbūt nežais dar tam tikrą laiką, tai matysim, bet aš visai patenkintas savo komandą. Aš savo komandoje gal norėčiau geresnio kokio vieno puolėjo, tai jau esu kažkiek ir treidinus išėjęs, kuriuos norėčiau padaryti, o šiaip tai labai solidi centrų linija, net nežinau, ką reiks palikti tarp neaktyvių krepšininkų, Jokičius, Hernan Gomesas ir Hawkinsonas. Taip pat ir gynėjai visai nebloga linija, Karis, Karlikas Jonesas, Watersas ir Fournier ir bei Gidi. Tai manau tikrai yra ir žaidėjų, kurie dominuos silpnose rinktinėse, yra ir tų, kurie turėtų žengti toli šiame turnyre, taip kad manau kiekviena iš tikrųjų iš to drafto komanda mūsų yra elitinė ir pažiūrėsim, kas laimės. Nu, pavyzdžiui, Vainiaus komanda tai tikrai žymiai daugiau įvairovės galima matyti. Čia praktiškai va iš Puerto Riko, iš Prancūzijos, Amerikos, Kanados, Sudano, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Japonijos. Tai aš, jeigu teisingai suskaičiau, iš 8 berods skirtingų šalių rinktinių žaidėjai, tai Vainius praktiškai neturi ko prarast. Tikrai, manau, atsiras visą laiką bent vienas žaidėjas, kuris sužais. Pamatysim. Pas mane komandoje esu tikrai patenkintas, kaip mokyklavau. Centrai yra Goberas, Taisas ir Džokas Landėjų. Visi yra pagrindiniai savo komandos centrai, tai turėtų rinkti tiek kamuolius, tiek taškus iš pick and roll. Puolėjai yra Batumas, Džordžas Konditas, Janis Antetokounmpo, LeBronas Jamesas ir JT Toras. Tai tikėkime, kad Janio ir LeBrono duetas galės atnešti daug taškų. Ir galiausiai mano gynėjai, nežinau, ar žaisantis Dante Exumas, tikras ispanas Lorenzo Braunas, Vasilijai Misičius, Jose Alvarado ir Denisas Šrioderis. Tai tikrai, manau, solidi komanda. Bet norint laimėti šitą mūsų žaidimą, manau, svarbiausia pataikyti kapitoną. Kaip ir visuomet, tu gali turėti gerą komandą, bet jeigu nepataikai kapitono, tai potencialiai gali prarasti 30 ir daugiau taškų, nesvarbu, kad kiti žaidėjai ten renka 15, kas atrodo visai neblogai, bent jau paprastam režime. Tai man asmeniškai, mano komandai ir manau, kad ne tik mano komandai bus sunku atspėti, kas būtent sužais tą turą geriausiai, atspėti kapitoną. Aš tikriausiai dėsiu Gildžius Alexanderį kapitonu. Kas pas jūs, jeigu dabar reikėtų rinktis, bus kapitonais? Pas mane 100% Janis Antetokounmpo. Visa Graikijos komanda tikrai suksis aplink jį, pick and roll tiek su Kalačiu, tiek žaidimas izoliacinės situacijose, tritaškio linijos, bandys pralaužti gynybinės sienas Kanados. Man ir neaišku, taip yra, ar čia bus galima taip pakeisti to žaidėjus vidury raundo, ar bus galima pakeisti kapitoną, ar kaip per Eurolygos draftus, ar bus panašiai kaip per olimpinės atrankos draftus. Gal kas žinot? Ne, tai čia vis tiek bus turai, čia tą pačią. Tarp dienų galės, tai pavyzdžiui, šeštadienį žaidžia 4 rungtynės, tai sužaidžia ir tada kitą dieną 2 rungtynės, tai tarp tų 2 dienų gali pakeisti kapitoną ir nuo suolo pakelti žaidėjus. Ai, okei. Bet tie, kurie neaktyvūs, tai tu nepaliesi jau. Jo.
Tai tada pas mane bent jau olimpiniai pačiai pradžiai, tai Francas Wagneris eina į kapitonus. Nes žais 27, o šiaip Bogdanovičius 28 lošia. Turbūt pakeisiu. Nu, pas mane tai, kadangi Jokičius 28 žaidžia, tai turbūt kapitonu statysiu gal net tą patį Viljaną Gomesą. Nežinau, iš tikrųjų dar sunku pasakyti. Nu, čia dar aišku keisis, manau, čia dar 4 dienos liko. Matysim, gal Lebronas neždamas Amerikos vėliavą susitraumuos ir į aikštelę neišbėgs, išsisuks petį, bet iš mano rinktinės lygtais niekas nebus atsakingas už šias pareigas, tai kaip ir aš, manau, saugiai galiu jaustis. Pas mane visi 3. Rinktinės žaidėjai tiek Šroderis, tiek Antetokounmpo, tiek Džeimsas krepšininkai, kurie neš vėliavas pas mane komandai. Tai čia visko gali būti tada, rizika nemaža. Tikėkime, kad neš pergalės vėliavas po olimpinių žaidynių mano komandai. Šie žaidėjai. Tai tokie tie olimpiniai draftai, gaila, kad be Lietuvos rinktinės. Su jumis buvo Antanas, Aidas, Justinas ir Vainius. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškite apsilankyti neekspertai.lt. Nu tai galima nebent tik tai padėkoti, kad žiūri, kad prenumeruoja, kad patinka tai, ką mes darom. Su laiku tobulėsim, su laiku, manau, bus vis įdomiau. Ne tik jum, bet ir mum patiem. Ačiū visiems už klausimą, tikrai pagarba. Nepamirškite like, share and subscribe.